Lietuviškąja Atlantida šiuo metu galima vadinti Kauno marias. 1955 metais buvo pradėta statyti hidroelektrinė, o po kelerių metų užtvenktas Nemunas. Prieš tai ten virė įprastas gyvenimas. Gyvavo 35 kaimai, iš viso daugiau nei 700 sodybų. Marios taip pat pasiglemžė ir archeologinės vertybės, piliakalius ir senkapius. Išliko legendų apie po vandeniu likusius namus ir šulinius. Tačiau ar tai gali būti tiesa? Teigiama, kad prieš užliejant buvo paruoštas marių dugnas, iškirsti miškai, išrauti kelmai, užversti šuliniai. Sodybų statiniai perkelti kitur. Taip pat buvo iškelti ir religiniai pastatai. Viena iš jų – Rumšiškių bažnyčia. Kapinėse palaidoti palaikai, perlaidoti kitur. Visgi palaikų perkelimas vyko gana sunkiai. Viskas buvo prastai organizuota.